Administracinių nusižengimų kodekso 107, 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 107 prim straipsnių įstatymų projektas pateikimas tribūnoje Lina Šukytė-Korsakė. Prašom. Gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiami kolegos, šios straipsnio siūloma patikslinti administracinio nusižengimo kodekso 107 straipsnį nustatant administracinę atsakomybę ir fiziniams asmenėms. Kas tai įtakojo šitą pakeitimą? Prieš pusę metų aš gavau Klaipėdos rajono visuomenininkų kreipimąsi su vaizdo įrašu, kaip Klaipėdos rajone yra nelegalūs senelių namai ir kur yra šeši žmonės gyvenantis ir vienoje patalpoje atskirų lyčių, gyvenantis ir be jokios apsaugos. Reiškia, kreipiausi į socialinį darbo apsaugos ministeriją, sudarėm darbo grupę ir pusę metų dirbam šito klausimu, todėl kad neturint atitinkamos licenzijos, reiškia, nevažiuoja nei higienos centras tikrinti, neturint licenzijos nereikia nei maisto veterinarinės, praktiškai žmogus dirba, gauna grinais po 1000 eurų, yra netgi vaizdo įrašas padarytas ir jokios atsakomybės neneša. Tai darant darbo grupę, bendraujant, tai priėmėm tokį sprendimą, kad padarytumėm pakeitimą ir rašytumėm, kad ir neštų fiziniai asmenys administracinę atsakomybę. Ir siūlyčiau iš tikrųjų ne rudenį atidėti, bet kaip ir Seimo sesija prasitęs iki Liepos vidurio, tai siūlyčiau pavasario sesijoje ir išbaigti šitą klausimą. Todėl, kad tikrai yra pradėjus dirbti darbo grupiai, tai pasirodo, kad ne tik Klaipėdos rajone yra nelegalių senelių namų, bet yra didžiulis kiekis ir Vilniaus rajone. Tai negali būti taip, kad ima ir mokesčių inspekcija negali jokios įtakos daryti, tiek policija, tai imant grinuosius pinigus ir nenešti jokios atsakomybės. Tai turėtumėm šitą sutvarkyti.